Aš kartu su Savicku jums papasakosiu vieną pasaką. Pasakyk, ne nekilnojamam turtui. Cold water for strong men, no problem. Ne su šituo Savicku. Jeigu jūs norite tarybų laikais gyventi, tai jūs gyvenkite. Tai valykis šikną su laikraščiu. Su Giedriumi. Gerdamas alkoholį gerti daug vandens. Tai kam, blėt, gerti alkoholį? Mes papasakosime pasaką apie 3 paršiukus. Vatnikai vienijasi. Gal ugnius vardu vatnikas jaučiu. Taip. Štai paršelis Nifnifas. Tiek pridergė savo kieme, kad jam sausam išlipti tapo nebeįmanoma. Ateis atpildo valanda. Viskas, jum yra kryška. Aš atsiprašau, aš gerai supratau, prokurorė nori dabar mane apklausti. Už paskleistas srutas jam grėsė net kalėjimas. Kad netektų vėl patirti žeminančios zelionkės dušo, Nifnifui teko bailiai bėgti. Atsitiko toks dalykas, kad nerandu paso, kažkur tai pasidėjau. Štai Nufnufas. Geriausias sudėtas vatnikas Lietuvoje. Lietuva puola pamažu su tais dronais Rusiną, nes iš Lietuvos skrenda dronai. Jis tiek gadino orą, kad jam neliko vietos, kur raumenis auginti. Visos Lietuvos sporto salės išvijo ir teko bėgti po savo autoritetą. Ar jūs nusiteikęs pumpuot savo rūkį bazukį biculkas? Ar tu gali užauginti? Užauginsim ir būsim kartu tokie. Štai jauniausias iš 3 paršelių. Nafnafas. Noriu pasakyti, kad jau šiandien visą dieną vaikšto po Kremlių. Jis be dvokiančios pelkės tiesiog negali. Pabūna Lietuvoje šiek tiek ir vėl į pelkę traukia. Niekur nesimokau, niekur nedirbu. Tai kas belieka? Ne, aš Rusijoje negalima nusipirkti. Aš Baltarusijoje. Šiandien nusipirkau jo. Oficialiai jau tapau valdytoju jos. Nusipirko jauniausias iš paršelių Lendų namą, svajonių šalyje. Tai kiek mokėjai už tą sodybą, pavyzdžiui? Iki 10 000 mokėjau už ją. Nes ten 3 paršeliams bulvių pašaras skaniausias, o ir dvokas neribojamas. Nebijok ir čia, žinok, tų vatnikų daugiau bus. Manau, kad čia pabiški renkas. Tiek, jau čia toks... Vatnikų sostinė. Kaipgi tęsiasi paršelių gyvenimas? Iki kito karto, šaika, raspizdę. Išklausyti tęsinio kviečia ir zelionkės bijantis paršelių autoritetas Nifnifas. Dar kartą pakartoju, ateikit į Kubiliaus renginį, adresas yra prie prašymo. O 3 paršelių pasakos estafetę perims aktorius Giedrius Savickas. Susitinkame gyvai ketvirtadienį Palangos Oldman. Kur celofanas dabar yra? Nuoroda komentaruose. Liūdna tikrai nebus.